Štai žvaigždė, paskutinis ženklas, mūsų skaičiavimai pasitvirtino. Žvaigždė parodys kelią į vietą, kur gimė Mesijas, mano broliai, kaimininių karalysčių valdovai. Turbūt irgi tai jau pastebėjo. Pone, pas jūs atkeliavo 3 garbingi išminčiai. Kasparai, Merkel, Baltazarai. Taigi jūs jau žinote. Taip, iškeliavom tuoj pat, kai tik ši žvaigždė sušvito danguje. Prieš šviesa krinta ant Jeruzalės miesto. Turime nedaug laiko, taigi keliaukime kuo greičiau. Bet negalime pasirodyti tokiom didingam karaliui tuščiomis rankomis. Aišku, kad mes jau paruošėme jam dovanas. Nieko tinkamo neturiu. Broliai, keliaukite. Aš prisijungsiu prie jūsų, kai tik paruošiu savo dovanas naujai gimusiam karaliui. Gerai, susitiksim Babilone, tik paskubėk, ak Tabarai, negalime tavęs laukti ilgiau nei 3 dienas. Taigi greitai pasimatysime, garbingieji broliai. Štai jau turiu tinkamą dovaną karaliui. Pardaviau rūmus ir visą savo turtą, kad įsigyčiau šias 3 vertingiausias Persijos brangenybes – safyrą, rubiną ir perlą. Dabar turiu skubėti, kad sutikčiau su 3 karaliais – Kasparu, Merkeliu ir Baltazaru. Ne, aš skubu. Neturiu laiko slaugyti ligonį. O turbūt jam ir taip niekas jau nepadės. Kodėl tu padedi, tokiai vargšė kaip aš? Esu Artabanas, karalius iš Akbatano miesto Sirijoje. Vykstu į Jeruzalę, kad surasčiau gimusi naująjį žydų karalių, kuris turi išgelbėti pasaulį. Negaliu čia ilgiau pasilikti. Imk duonos ir vynų, tai mano visas kelionės maistas. O čia yra žolelių mišinys, kuris tau sugrąžins sveikatą. Dabar pailsėk. Tėvų Abraomo, Izaoką ir Jokūbo Dievas laimina visą tavo kelionę. Aš esu Elgeta, nuo ko negaliu tau atsilyginti už gerumą, bet galiu tau pasakyti, kad karalius, kurio ieškai, turi gimti ne Jeruzalėje, bet Betliejaus miestelyje. Taip mūsų pranašai kalbėjo. Eik, tegul Dievas tave saugo, nes pasigailėjai sergančio žmogaus. Laukėme tavęs iki vidurnakčio. Daugiau nebegalėjome laukti. Keliaujame ieškoti karalius. Jeigu nori, keliauk mūsų pėdomis. Ką aš valgysiu kelionėje? Viską atidaviau tai vargšiai. Aš turėsiu eiti vienas per dykumą, be vandens ir maisto. Parduosiu safyrą. Nusipirksiu karavaną ir maisto, kad kažkaip pavykčiau savo brolius. Turiu nukeliauti ir nusilenkti gimusiam karaliui. O gal jo nepamatysiu, nes pasigailėjau to vargšo žmogaus.
atrodai labai išvargęs. Užeik į mano namus, sėskis ir pavalgyk su mumis vakarienę. Ačiū. Ar nematyti 3 garbingų išminčių? Jie turėjo čia atkeliauti. O taip, mačiau. Jie buvo atvykę čia prieš 3 dienas. Sakė, kad ieškojo gimusi naujojo žydų karaliaus ir kad turi jam nuostabių dovanų. Ir aš turiu puikių dovanų šiam karaliui. Neturiu laiko poilsiui, turiu vykti surasti Kasparą, Merchelį ir Baltazarą. Gal aš juos dar pasivysiu? Pasigailėkit, karalius Erodo kareiviai žudo mūsų vaikus. Bėkite, gelbėkite savo vaikus. Maldauju, išgelbėk mano vaiką. Čia nieko daugiau nėra, tik aš vienas esu šitose namuose. Taip, esu vienas šiuose namuose ir noriu juose pasilikti. Štai atlygis išmintingam karininkui, kuris mano namus paliks ramybėje. Šitame name nėra vaiko. Keliaukime toliau. Niekas jums nebegresia. Tegul Dievas tau atlygina, ponia, už tai, kad išgelbėjai mano sūnelį nuo mirties. Niekada neužmiršiu tavo gerumo. Dieve, atleisk, kad pamelavau. Padariau tai dėl vaikelio, kad išgelbėčiau nuo mirties. O blogiausia yra tai, kad turėjau atiduoti Rubeną, bet liko tik perlas. Nunešiu jį mažajam karaliui. Ilgai keliavo karalius Artabanas. Ieškodamas gimusio karalius, išieškojęs Izraelio miestus, nuvyko į Egiptą. Po to vėl grįžo atgal. Raudamas vis padėdavo varguomenėms, šelbdavo juos savo maistu ar gydydavo, nes turėjo tam tinkamų žinių. Praėjo 33 metai, karalius suseno, pavargo, bet vis laikė perlą karaliui, kurio ieškojo. Išgirdo Artabanas, kad Jeruzalėje moko žmonės, kažkoks nepaprastas žmogus, kuris geba gydyti ligonius ir sakosi esąs Dievo sūnus. Gal tai yra mano ieškotasis karalius. Eis jo pasveikinti ir padovanos šį brangųjį perlą. Gelbėkit, padėkit, maloningasis ponė, aš esu pirklio dukra. Mano tėtis mirė ir dabar už jos skolas mane nori parduoti kaip vergę. Gelbėk mane nuo šios nelaimės, kuri yra baisesnė už mirtį. Dieve mano, pasakyk, ką aš turiu daryti. Imk šį perlą. Su jo pagalba sumokėsiu visą savo tėvo skolas. Atiduodu tau paskutinį lobį, kuris saugau savo karaliui. Tegu viešpats maloniai į tave pažvelgia ir apdovanoja tave visokiausiamis dangiškomis malonėmis ir jo ramybė tegul būna su tavimi. Nepasivijau savo draugų karalių ir nebeturiu jau dovanų. Karalius pamatė žmonių minią ir kažkokį kalinį vedamą nukryžiuoti. Sužinojęs, kad tai tas mokytojas, kurio ieškojo, baisiai nuliūdo, nes nebeturėjo kuo jam padėti. Matydamas, kaip jis miršta ant kryžiaus, karalius irgi sukniubo iš sielvarto. Praėjo keletą dienų. Karalius pabudo ir mato, kažkoks labai geras žmogus stovi šalia jo. Kas tu esi, gerasis ponė? Su Jėzus, gimęs Betliejuje, bėgęs į Egiptą, augęs Nazarete, mokė žmonės su Jeruzalėje ir kitose miesteliuose. Viešpatie, tai tavęs aš ieškojau visą savo gyvenimą. Tik nebeturiu nieko, ką galėčiau tau padovanoti. Atidaviau žmonėms viską, ką buvau paskyręs Dievui. Mano rankos visai tuščios. Viskas gerai, tavo rankos nėra tuščios, gerasis karaliau. Jos yra pilnas gerų darbų. Meilė ir gailestingumas yra nuostabiausios dovanos, kurias tu man padovanojai. Eikime su manimi į mano karalystę.